Kaip pasidaryti priekinių ratų suvedimą namų sąlygomis? Pirmas dalykas. Vairą pastatome kuo įmanoma tiesiau. Antras dalykas, jums reikia šniūro, kurį turite ištiesti kažkaip pritvirtinę prie kažko per visą mašinos ilgį. Sekantis dalykas, įmame liniuotę ir dar kažkokį belenkokį daiktą ir tada matuojame vienodą atstumą, kad šniūras būtų vienodo atstumu nuo ratų. Sakykime, aš noriu, kad man būtų gražiau, kad būtų 4 cm. Šiek tiek reguliuoju šniūrą. Jau matuoju nuo centriuko. Yra truputį daugiau. Ir turime 4 cm. Beveik 4. Beveik. Dar šiek tiek. Dar šiek tiek trūksta. Jau truputį. Sakykime 4 cm. Lygiai tą patį turime padaryti ir priekyje nuo to pačio taško matuoti. Ir turime beveik, tiesą sakant, turime tą patį. Gerai, reiškia, galime eiti prie sekančio žingsnio. Tai yra, turime matuoti, ar ratas yra teisingai švirtęs. Tai kadangi keičiau vairo traukės angalius, dabar nepavyko pastatyti, kaip buvo viskas teisingai. Nu, aišku, nenoriu mokėti iki 20 eurų už patikrinimą. Tai procedūra tokia. Imame nuo geriausiai pačio letniko, sakykim, ir žiūrim, kiek turim. Čia mes turime, 2,7, o čia turime 2,5. Reiškia, mums trūksta 2 mm ir mūsų ratai, reiškia, stovi neteisingai. Dėl to aš neturiu normalaus įkibimo su keliu. Ir, reiškia, reikia reguliuoti. Reguliuoti reikia būtent vairo traukę. Vairo traukę. Matot, angaliukas naujas ir pas mane yra neatitikimas. Reiškia, aš turiu atpalaiduoti štai šitą varžtą. Ir sukti būtent pačią vairo traukę. Kadangi mano priekis yra mažesnio skaičio, aš turiu šiek tiek ją palei laikrodžio rodyklę sukti tam, kad mano ratas, kadangi vairo traukė stovi gale, reiškia, aš turiu sukti prieš laikrodžio rodyklę, kad mano būtent rato galas, galinė rato pusė, įsitrauktų, sakykime, į vidų. Taigi, išjungiu filmavimą ir bandau. Taigi, nors ir mano nustatymai nusimušė, sakykime, ką aš dabar darau. Tai atsižymėjau nuo čia, sakykime, pas mane 3,5 ir būtent šitoje pusėje man trūksta. Kadangi lengvai sukasi, aš galiu ranką sukti ir reguliuoju. Iš tikrųjų, gulėdami netgi matysite, kaip ratas pats juda. Geriausia, aišku, 2 žmonėm atlikti, bet galima ir vienam. Ir toliau pareguliuojam, matuojam. Aha, čia jau pasikeitė iki 3,4. Ir čia pasikeitė. Ir aš su koja pajudinau savo šniūrą. Kadangi pirmą kartą tai darau, tai aišku, kad tai reikia stengtis nepajudinti šniūro kiek tik tai įmanoma, tai nors ir pajudinau. Vėlgi pradedam iš naujo, tai pasižiūrim, kad vairas stovėtų tiesiai. Atsimatuojam centriukus. Ką čia turime 5, imame šniūro vidurį. Turime 5, imame šniūro vidurį ir viskas tvarkoja. Taigi pareguliavę pačią vairo traukę. Vėlgi matuojate 3,9.
ir 3,9. Reiškia, kaip ir reguliavimo pasibaigiau. Kas belieka, prisiveršti varžtą, pasidaryti kitą pusę, lygiai tą pati procedūra ir bandyti važiuoti. Ir tada žiūrėti, jeigu viskas tvarkoj, reiškia, kuo puikiausiai pavyko. Jeigu ne, reikia tada bandyti iš naujo, vėl viską matuoti. Ir aišku, kitokių būdų, kaip namų sąlygom pasidaryti, bet sakykime, aš noriu taupyti, nes mano mašina baisi sena ir aš tikrai nenoriu mokėti 20 eurų ir stovėti eilėje laukti, kol mane priims suvedimui. Bet namų sąlygom kuo puikiausiai galima pasidaryti tokį pirminį. Aišku, jeigu mašina to verta, galite vežti kuo puikiausiai. Tai va, tai tokie pasitarimai, pasidalinimai, nes internete nerandu pats daug informacijos. Tai ką randu, kartais pabandysiu ir pasidalinti. Tai va. Kol kas tik tiek, liniuotė, šniūras, sakykime, amerikankė, viskas. Ko reikia pasidaryti suvedimui ir išlikti kelyje, o ne nuo kelio nuvažiuoti. Taigi, iki.